Tai labai visiems senai matėmės ir šiandien aš jumis chebra pristatau su gėrimu pavadinimu Skysta mirtis. Kalnų vanduo ir gazuotas vanduo, ant kurio dar yra apačioje parašyta nužudyk savo troškulį, o čia parašyta rūšiuok arba mirk. Nu chebra, žinokit, čia tai gėrimas. Žinokit, čia nėra įprastas vanduo. Už šitą vandenį, už šitą bankutę mokėjau 3 eurus. Jūs dabar pagalvokit, chebra, čia yra 2 litrų vanduo. Tai jeigu aš norėčiau 2 litrus įsigyti, man kainuotų 12 eurų. Ne juokai, žinokit, 12 eurų. Čia tikriausiai anoksai pats stebuklingiausias vanduo. Tai kaip visada galit pasiskaityti, jeigu kažkam įdomu. Bet šitas vanduo, žinokit, yra iš Alpių. Čia nėra paprastas vanduo, čia yra iš Alpių vanduo. Jis yra stebuklingas. Jūs galvojate, 3 eurai už pusę litro vandens yra brangu? Ne, šitas vanduo yra šventytas. Jis yra iš Alpių, iš karvių alpiškų. Ir vienu žodžiu, jį surenka su stebuklingom technologijom. Paskui šitas vanduo skrenda į kosmosą, sušala, nusileidžia vėl atgal į žemę, jis supakuoja labai ypatingom rankom ir tada jis atvažiuoja į parduotuvės. Tai vat, šitą mes išbandysim. Ir čia yra kitas vanduo, kuris irgi yra skysta mirtis. Žinokit, aš dabar bijau šitą vandenį gert. Man rodos, čia pavadinimas yra tiesiai šviesiai skysta mirtis. Aiškiai, jeigu aš išgersiu šitą vandenį, aš numirsiu, chebra. Tikriausiai daug nuodų sudėta. Tikriausiai aš 3 eurus sumokėjau už tos nuodus, kurie yra viduje. Tai va, čia yra gazuotas vanduo. Ir čia, aišku, ir tas pats užrašas, kaip ir čia grasinimai, jeigu nerūšiuosi, tai nužudys tave. Kaip ir čia va prirašyta, nežinau net ko, galit pasiskaityti, jeigu matot. Tai vat, 2 vandenys, jeigu aš norėčiau 2 litrus įsigyti, man kainuotų 12 eurų. Kas yra, žinokit, tikrai nedaug už vandenį. Nu, nedaug, kas čia. Aš nežinau, kiek gerai matysis per kamerą, bet spalva yra tiesiog vandens. Aš va jums įpyliau šiek tiek, kad jūs matytumėt. Ir čia tiesiog vanduo. Tai tiesiog chebra vanduo. Chebra nuostabu, žinokit. Skonis kaip vanduo. Skonis kaip vanduo. Ar kažkom jis skiriasi? Aš nežinau, jūs žiūrit šitą vaizdą įrašą, jūs tikriausiai norit, kad aš pasakyčiau, jo, chebra, šitas vanduo yra stebuklingas, aš gavau super jėgų. Ne, žinokit, tai tiesiog vanduo, tai tiesiog vanduo už 3 eurus, chebra, čia tikriausiai jūs moka 3 eurus už šitą labai gražią bonkutę, kur va yra šitas va toks paveiksliukas. 3 eurai, Alpių vanduo, eik tu savo. Gerai, pabandom kitą vandenį. Čia yra gazuotas vanduo ir aš kaip skaičiau, jis yra iš... Kai filmavau, nepastebėjau, bet šis vanduo irgi yra iš Alpių, bet jo kilmės šalis yra Amerika. Tai va dabar klausimas. Jūs norit pasakyti, iš Alpių į Ameriką ir paskui atgal į Europą važiuoja šis vanduo? Čia nieko naujo irgi nepamatysit, gazuotas paprastas vanduo. 3 eurai už gazuotą vandenį, kurį aš galiu nusipirkti 2 litrus už gal 30 centų. Va čia yra gazuotas vanduo, čia 2 litrai, aš mokėjau liktais 30 centų už jį. Jeigu jūs kolekcionuojate dėžutės, tada aš nežinau, nueikit į skelbimus ir parašykit, kad jūs norit nusipirkti štai va tokius depozitus. Aš manau, atsiras žmonės, kurie jums parduos už 50 centų va šitą va bonkutę ir jūs galėsit turėti šitą bonkutę, jeigu jūs tokius dalykus kolekcionuojat, bet vanduo nesiūlau, chebra. Aš nežinau, už ką 3 eurai? Už ką 3 eurai už šitą daiktą? Už ką 3 eurai? Chebra, ar jūs nusipirkot šitą dalyką ir jūs gėrėt? Ir jums patiko šitas vanduo ir jūs daugiau už krano nebegeriat vandens ir perkat šitus, tai parašykite į komentarus. Aš jums didžiausią litaniją atskaitysiu, kad jūs tiesiog švaistot savo pinigus ant kažkokių nesąmonių. Tai vat, tai ir vanduo. Dėžutė tikrai neblogai atrodanti, bet už dėžutę mokėti 3 eurus. Arba nežinau, prie taromato laukit ir gal kažkas atsineš ir tiesiog pasiūlykit pinigų daugiau negu 10 centų, 20 centų pasiūlykit už va tokias dėžutės ir aš manau jums parduos žmogus, kuris eis į taromatą. Kaip sakoma, tai buvo eilinis vaizdo įrašas, kuomet Anoksui tiesiog nepatinka tai, ką šiais laikais gamina, nes čia yra tiesiog nesąmonė, 3 eurai už vandenį, chebra.
O kas toliau? Arba ne, nusipirksit maišą, kuriame parašyta Alpių oras ir jūs nusipirksite už 5 eurus tą Alpių orą. Ačiū, kad žiūrėt ir iki kito karto.